laikotarpį labai daug yra tų vadinamų terapistų, patarėjų, gurų ir visokių kitokių norinčių kitiems padėti, nesvarbu, ką jie apskritai iš tikrųjų dirba tuo metu, ne? Ar jie yra sporto treneriai, ar kirbėjai, ar bet kokios kitos veiklos specialistai, bet visi dabar nori kitiems patarti, padėti, išgydyti ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tas noras būna tik tol, kol jie gydo patys save, kol jie patys turi įvairių traumų, nesusivokimų gal tam tikrų ar dar kažko, tai jie kaip ir kaučina save per kitus. Kai tikrai žmogus pilnai save iškaučina, praeina noras jam patarinėti, aiškinti, mokinti kitus. Tai jeigu kyla didelis noras visus mokinti, įdiegti jiems kažkokias tai savo iš tikrųjų vertybės ar kažką, tai vadinasi dar turiu savyje su kuo padirbėti pats. Ir kai tai baigėsi, praeina noras tai kišti kitiems. Tai va toksai pastebėjimas, kodėl dabar tiek daug yra patarėjų.